Matematika 6 klasė. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Taško koordinatės. Kaip pažymėti taško koordinates spinduliuose? Koordinatinėme kampe pažymėtas taškas A. Jis OX spindulyje yra nutolęs nuo O per 3 į dešinę. Todėl taško A koordinatė X yra 3. O Y spindulyje taškas A nuo O yra nutolęs per 1 į viršų. Todėl taško A koordinatė Y yra lygi 1. Užrašome abiejų spindulių taško A koordinates. Taškas A skliaustuose pirmiausia užrašome X spindulio koordinatę. Po to užrašome Y spindulio koordinatę. Gauname, jog taško A koordinatės yra 3 ir 1. Ko mokės? Taško koordinatės. Žvilgtelk dar atgal. Perskaityk ne vieną kartą, įsimink. Kaip užrašyti taško koordinates? Atsakyk į pateiktus klausimus. Kaip užrašomos taško koordinatės? Ką reiškia užrašytų koordinačių pirmas skaičius esantis skliaustuose? Ką reiškia užrašytų koordinačių antras skaičius esantis skliaustuose? Jei atsakei šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis. Atlik užduotį. Taško B koordinatės yra 4 ir 3. Jei tavo atsakymas toks, puiku, šauniai padirbėjai.